Sveiki. Ir vėl bus tokia rubrika pagal dažnai užduodamų klausimų. Kadangi daug gaunu skambučių pagal darbo savo veiklą ir žmonės labai dažnai klausia apie įrangą, šilumos siurblius, kondicionierius, rekuperatorius. Ir būna tokių klausimų, kurie užduoda gana dažnai. Ir aš manau, kad šitas atsakymas bus įdomus ne tik tiems žmonėms, kurie man skambino, bet ir kitiems žmonėms, kurie ieško kažkokią informaciją apie šilumos siurblius. Kadangi žmonės kartais nori, kaip sakoma, įsigyti, sumontuoti šitą tokią įrangą, kaip šilumos siurblys oras vanduo arba oras, arba kondicionierius. Ir prieš tai, kad prieš perkant, aišku, ieško kažkokią informaciją, kad pasirinkti kažkokį modelį, pažiūrėti, kokios funkcijos, kokios galimybės jis duoda. Tai čia labai puikus, kaip sakoma, dalykas, kadangi žmonės domisi, o ne perka, kaip sakoma, beleką, o domisi būtent, kokia įranga daugiausiai jiems tinka pagal biudžetą, pagal poreikius, pagal jų norimus, kaip sakoma, tos privalumus. Tai kad dabar šnekėsime apie tokį dalyką kaip TCAP. Dažnai, kad domisi šilumos siurbliais Panasonic gamintojo oras vanduo, dažnai ten priskaito, kaip sakoma, prie techninių parametrų tas TCAP'as būna nurodytas ir klausia, ką čia reiškia, nes, kaip sakoma, paprastas žmogus nelabai supranta tą dalyką. Noriu labai trumpai papasakoti apie tą dalyką, kas čia reiškia. Čia reiškia tokia efektyvi sistema, kurią įdėta į šitą siurblį technologiją, į siurblį oras vanduo būtent Panasonic gamintojo, kurie leidžia išlaikyti maksimali galia prie didesnių šalčių. Nes dabar iš tikrųjų šitą žiemą parodė labai daug tokių, kaip sakoma, silpnų vietų. Ir dažnai, kad žmonės pastebėjo, ypač tie žmonės, kurie pasirinkinėjo tą šilumos siurblį be atsargos, tą galingumą, tai jie pastebėjo, kad kada buvo didesni šalčiai ir dabar irgi planuojama savaitgalį bus didesni šalčiai, tai kad nepakyla temperatūra nustatyta aukščiau 20 laipsnių ar ten 19 tik pakilo ir viskas. Arba jau šilumos siurbliui neužtekdavo pajėgumų gaminti karštą vandenį, ten, kur būtent yra pajungtas boileris prie šilumos siurblio. Tai kad, matot, šitą sistemą, TCAP, būtent Panasonic gamintojo leidžia įspręsti šitą problemą ir kad nekeltų tą didesni šalčiai lauke, nekeltų jums problemos, nesumažintų jums komfortą naudotis šilumos siurblių oras vanduo, būtent tos prietaisą. Taigi, jeigu jūs pamatysit parašytą TCAP, čia reiškia, kad prie didesnių šalčių, sakysim, šilumos siurblys be papildomai tų elektrinių tenų gali išlaikyti savo maksimali galia. Tai kad čia iš tikrųjų labai svarbi mūsų klimatui, labai reikalinga technologija. Iš tikrųjų labai šaunu, kad Panasonic būtent gamintojas ją turi ir čia leidžia, kaip sakoma, jau ne taip bijoti didesnių šalčių, kad pas jūs kažkaip tai bus problema su šildymu arba su karšto vandens paruošimui. Tai, kad aš manau atsakiau jūsų klausimas, jeigu bus daugiau klausimų, apačioje bus nuoroda į mūsų elektroninę parduotuvę prie komentaro komfortobustas.lt, ten galite užėti, pažiūrėti įrangos, prie kiekvienos įrangos yra techniniai aprašymai, jeigu kils dar papildomų klausimų, tai gali skambinti tą nurodytų telefonu man arba rašyti laiškelį. Mes visada dirbam ilgai, visada stengiamės kuo greičiau atsakyti žmonėms ir, kaip sakoma, suteikti kokybišką aptarnavimą. Visiems iki.